Labas vakaras, mėlyjeji. Tai jau sveikinasi iš Dubajaus. Naktinis skrydis tikrai nėra lengva, galiu pasakyti. Nemiegojom visą naktį, bet visą dieną dabar pramiegojom. Atsibundam, užsisakom maisto, pavalgom, einam vėl miegoti. Visą dieną tokia. Ir dabar, vat, realiai, pas mus kiek čia valandų yra? Pas mus yra 12 nakties dabar. Tai va tik dabar kažkas pradėjo veikti. Tai galvoju, tuo pačiu įsitrauksiu kompą. Mergaitės miega, galvoju, pafilmuosim mane, pažiūrėsim, ką turim. Tai va, tai taip ir padarysim. Prieš tai padarant, noriu primint, kad galit prisijungti prie mūsų nemokamo Discordo, pasižiūrėti atsiliepimus, rezultatus. Viskas yra pačiam pirmam linke. Tenai galėsit viską pamatyti. O dabar keliaujam prie Bitcoino principą, ar ne? Tai kaip tik manęs vienas narys iš mano mentorystės, Donatas, paklausė. Jisai buvo Bitcoino longė irgi nuo šito levelio. Ir jisai manęs paklausė, ar aš vis dar esu longė. Tai ne, nesu longė. Nesu longė dėl paprasčiausios priežasties, nes turėjom čia pirmą didesnę supply zoną, jos nebreikino ir mes pradėjom užsidarinėti po apačią ar ne ant valandinio timeframe'o, tai visiškai rodė sėkmingai toliau krypti ar ne į apačią, ką mes ir turėjom. Ar mes išimsim šitą low? Kol kas dar nėra aišku, ar ne? Ar čia yra weak low ar ne? Bet tikrai mes galim padaryti prielaidą, kadangi šito high neišėmėm, kad toliau mes galim daryti dar žemesnį low, ar ne? Tai dėl to man nesinorėjo šito longo atidaryti, nes galim į kitą įlysti. Visada galim į kitą įlysti. O nuo shorto aš labai stipriai esu nuėmęs jau didžiąją dalį pozicijos, tai beliko štuka 5 ir ne tik tai. Tai viskas taip paprastai ir toliau leisiu runinti. Nes kitas targetas tikrai turėtų būti, kad šitą low arba išims, arba jeigu pradės po truputėlį užsidarinėti ar ne, atgal, pukšt, atgal šitos pradės laužyti, tada mes ir pagalvosim, ar ne, ar jeigu sweepins šitą vietą būtent. Nes mes čia po truputėlį pradedam bildinti tokį gražų liquidity curve, dėl to mes galim iššaut ir toliau į apačią važiuoti. Tokia paprasta iš mano pusės analizė. Viskas labai paprasta. Remiamės visiškai struktūrą, jokiais indikatoriais. O jeigu norim bent jau entry padaryti irgi breakout structure, plus kaip užsidaro ar ne 15-30 valandinės žvakės, plus jeigu gaunam open interest divą, kertinėse taškuose, kertinėse ekstremaliuose zonose, tada ir lendam į tradą. Filosofija paprasta. Tai va, toks ramus, paprastas mano video techninės analizės. Tikrai dar nesu atsigavęs, nes sakau, labai tikrai tas skrydis paėmė daug jėgų. Tai po biškį atsigausim, reikia kelių dienų. Tada vėl entuziastiškai pradėsim ar ne darbus. Užmetam liuks ant update'o ir tikiuosi greitų metų pasimatysim pas mus ar ne Discord'e. Tenai vyksta mokymai, tradai, signalai, analizės, copy tradingas, bendravimas, galit visuose kanaluose bendrauti su analitikais, su manimi, žodžiu, su visais. Šiuo metu turim virš 280 narių, tai pasijunkite ir jūs. Tai va tiek šiandien, pasimatysim vėliau.